balandžio 22. Bet aš sakau jums už kiekvieną netikusį žodį, nenaudingą ir kenksmingą, kurį žmonės kalba, jie turės atsiskaityti teismo dieną. Mato Evangelija 12 skyrius 36 eilutė. Jeigu kasdien stebime savo poelgius, o tai kiekvieno krikščionio pareiga, ir randame, kad tam tikrų atvejų mūsų žodžiai atnešė negarbę viešpačiui, atsiminkime, jog vardan mūsų advokato galime artėti maldoje prie mūsų dangiškojo tėvo ir paaiškinti jam, kad pripažįstame padarytą klaidą ir labai gailimės, jog apsileidome ir nedavėme garbės jo vardui ir jo reikalui savo šventų elgesiu ir kalba. Nuoširdžiai prašome, kad nebūtume apkaltinti šią nuodėmę, bet kad būtų jį ištrinta jo maloningų nutarimų, apvalant mus per Kristų ir nuolankiai pripažįstant, kad jo brangiajame kraujuje yra visa mūsų viltis ir pasitikėjimas. Tokiu būdu mes duosime apyskaitą už kiekvieną tuščią žodį, o pasakydami atgailo žodžius ir per Kristaus nuopelną, priimamą tikėjimu, tapsime išteisintais. Įsakyti žodžiai parodo to asmens jausmus, todėl formuoja jo charakterį. Tušti žodžiai yra nenaudingi, netinkami, todėl išreiškia kenksmingas mintis ir neišvengiamai griauna charakterį. Kai žmonės bus išbandomi gyvenimui, turės duoti apyskaitą už savo charakterio griovimą ir jį pataisyti. Todėl visai tinkama kiekvienam melstis: Viešpatie, prie mano burnos pastatyk sargybą, saugok mano lūpų duris. Klausimai: kokius šią savaitę turėjau išbandymus susijusius su šia citata? Ko pasimokiau iš šių išbandymų? Bet aš sakau jums už kiekvieną netikusį žodį, nenaudingą ir kenksmingą, kurį žmonės kalba, jie turės atsiskaityti teismo dieną. Mato Evangelija 12 skyrius 36 eilutė.